Kiekvieną dieną pradedu su užsidegimu, kiekvieną kartą įkvepiu su didžiausia aistra ir visada nugaliu kliūtis atsiradusias mano kelyje, nes taip gyvena nugalėtojai. Aš esu Continental padanga, oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato rėmėja. Šiandien laidoje matysite. Stebuklingas priemonės siūlantys užžiūrio šamanai šįsyk mums pateikė itin intriguojantį pasiūlymą – sutaupyti iki 70% mūsų automobilio kuro sąnaudų. Ar mums pavyko? Žiūrėkite netrukus. Šių sportininkų triukai rodos prieštarauja fizikos dėsniams. Moto akrobatų Europos čempionato varžybos Vilniuje. Nežymėti policijos automobiliai. Legalu ar ne? Taip pat geriausi žiūrovų nufilmuoti savaitės vaizdeliai. Šiandien mes praradome 140 litų, galima sakyti, juos tiesiog išmetėme. Išmetėme dėl to, kad jūs neprarastumėte. Nusipirkome interneto platybėse reklamuojamą daikčiuką, kuris vadinamas Fuel Shark Saver. Tai yra degalus taupantis ryklys. Būktai šitas prietaisas įkištas į automobilio lizdą, taupo iki 70% degalų. Taigi pasiūlymas labai viliojantis. Šiandien atliksime eksperimentą, nors tiesą sakant, jo rezultatais, teigiamais rezultatais tikrai netikime. Tačiau apie viską nuo pradžių. Mūsų dėmesį į dar vieną stebuklingą degalų taupytoją atkreipė laidos žiūrovai. Pasirodė, jog interneto platybės pilnos reklamos agituojančios pirkti degalus taupantį prietaisą juokingų pavadinimų – Fuel Shark Saver. Išvertus į lietuvių kalbą tai reiškia rykliškas degalų taupiklis. Pasak jo pardavėjų, prietaisiukas įjungtas į automobilio srovės elektros lizdą taupo net iki 70% degalų. Juokaujame, o kas būtų, jeigu vienu metu prijungus 2 ar 3 tokius stebukliukus, gal automobilis imtų gaminti degalus? Taigi laidos kūrybinė grupė priėmė sprendimą – investuoti į šį pirkinį 140 litų. Tiek jis kainuoja. Panėrę į internetą suradome šią reklamą. Pasirodo, čia nėra jokių kontaktų, adresų ar telefonų. Užsakyti galima užpildant anketą. O patį prietaisą žadėjo atgabenti per 5 darbo dienas. Ir štai vieną dieną mums paskambino kurjerių tarnyba. Kągi, pagaliau gavome savo išsvajotą Fuel Shark Saver, kuris mūsų automobiliams padės sutaupyti net 70% degalų. Gaila, tačiau labai tikėjomės, kad mes galėsime paklausinėti pardavėjo plačiau apie šį produktą, kaip jis veikia, kur pagamintas, kaip sukurtas, tačiau nesuradome jokių galų, nes jį tiesiog atsiuntė kurjeris, o siuntėjas, kaip matome ant voko, yra parašyta, kad Trolley Square Suite 20C Washington. Taigi šitas daiktas atėjo mums tiesiai iš Vašingtono. Na ir ką, pasižiūrėkime, kas per daiktas. Štai koks gražuolis. Atsiųsta iš JAV. O va, lietuviška instrukcija dar užklijuota. Ryklio degalų taupikliai nugabenome į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Atliksime eilinį eksperimentą. Jam pasitelkėme naują automobilį Škoda Octavia, kad jis neturėtų jokių nukrypimų nuo gamintojo parametrų. Pirmasis bandymas. Nustatome Škoda degalų apetitą be ryklio. Rezultatas – vidutinės kuro sąnaudos 5,3 litro 100 km kelio. Antrasis bandymas su rykliu.
Ir kągi parodys kompiuteriai? Ogi, kaip ir tikėtasi, nieko. Rezultatas absoliučiai tas pats. Vidutinės kuro sąnaudos 5,3 litro 100 km. Ar tikėjotės kokio nors rezultato išvydę prieš eksperimentą? Ne, tikrai nesitikėjom ir kiek buvom pasiskaitę informacijos iš anksčiau internete, tai supratom praktiškai, kad tai bevertis dalykas. Stebuklų nebūna. Jokio pokyčio tarp degalų sąnaudų, ar važiuojant su šitu prietaisu, ar be jo degalų sąnaudos nei kiek nepasikeitė. Tai praktiškai tas pats, kas reiškia į tą automobilio lizdą įstatytume kokį nors, bet ką, bananą. Medinį kaištį arba bananą būtų visiškai tas pats. Na ir pasibaigus eksperimentui išardėte tą daikčiuką, kasgi slypi jo viduje. Paprasčiausiai ten radom vieną nemažą kondensatorių, 3 varžas ir vieną šviesos diodą. Ir viskas. Kiek pakomentavo mūsų ekspertas, elektronikos žinovas, sakė, tokį įrenginį galima susilituoti, maždaug už 5 litus. Čia būtų tiesiog kaip placebas. Įsikišai ir įsivaizduoja, kad automobilis taupo, bet tada gal tiesiog labiau geriau veiktų dešinė koja ir mažiau spaustų akceleratorių. Tai jau tikrai taip. Daugiau galima sutaupyti. Nuo važiavimo stiliaus labai daug priklauso degalų sąnaudos, galų gale nuo planavimo maršruto. Pridėkim dar tai, kad reikėtų apgalvoti kiekvieną kartą važiuojant, ar tikrai reikalinga ta kelionė, gal galima nueiti pėsčiam arba nuvažiuoti viešuoju transportu arba dviračiu pavyzdžiui, tai tas tikrai duotų daug geresnį efektą. O dar pabaigai norėčiau pridėti, kad žinokite, kad stebuklų nebūna. Taigi, gerbiami žiūrovai, dar sykį tvirtiname, stebuklų nebūna. Netikėkite stebuklingais prietaisais, skysčiais, tabletėmis, kurių pardavėjai jums žada efektingą degalų ekonomiją. Jeigu tokios priemonės būtų, automobilių gamintojai seniai jas būtų panaudoję, juk juos spaudžia ES ir kitos pasaulinės organizacijos, kad kuro emisijos būtų kuo mažesnės, o šiosgi tiesiogiai susijusios su kuro sąnaudomis. Tad kas jau kas, automobilių gamintojai pirmieji pasinaudotų priemonėmis leidžiančiomis taupyti, juk dėl to padidėtų jų pelnas. Ar tikite, kad gali būti kitaip? Tada panašus prietaisiukai kaip tik jums. Netrukus laidoje neįtikėtini triukai moto akrobatų varžybose, saugaus eismo žinios bei geriausių žiūrovų nufilmuoti savaitės vaizdeliai. Laidą pristato. Kiekvieną dieną pradedu su užsidegimu, kiekvieną kartą įkvepiu su didžiausia aistra ir visada nugaliu kliūtis atsiradusias mano kelyje, nes taip gyvena nugalėtojai. Aš esu Continental padanga, oficiali FIFA pasaulio futbolo čempionato rėmėja. Savaitę Vilniaus Siemens arenoje šėlo motociklininkai. Šėlo taip, kad susirinkusiems žiūrovams žandikauliai iki žemės nutįsę buvo. Čia vyko vadinamos Stand Riding Eurocup čempionato antrasis etapas. Tai motociklo akrobatikos varžybos, kuriuose 18 pajėgiausių Europos moto akrobatų, išdarinėdami protų sunkiai suvokiamus triukus, varžėsi dėl 16 000 eurų prizo. Ir be abejo geriausiojo moto akrobato titulo. Su šia sporto šaka mūsų žiūrovus vienoje iš laidų jau supažindino Paulius Lavanauskas. Taip, tai buvo Paulius Lavanauskas.
Dabar antras etapas Vilniuje, pirmas vyko Kaune. Tenai buvo šiek tiek daugiau raiderių, buvo iš Ispanijos ir keli dar iš Prancūzijos. O pačios taisyklės, jeigu įdomu, tai kaip ir buvo sakyta pačiose varžybose, susideda iš kelių dalių. Tai iš flow, tai kaip visos varžybos vyksta, kaip tavo, ne tai kad varžybos, bet kaip tavo pasirodymas ant galinio rato, tai wheelie, ant priekinio rato stopį ir akrobatika, tai atstovimas ant bako, atstovimas ir kitokios pozicijos. Įprastai motoakrobatikos varžybos vyksta ant asfalto dangos. Taigi slidibetoninė Siemens arenos danga sumaišė kortas ne vienam dalyviui ir netgi organizatoriams. Kad nebūtų taip slidu, prieš varžybas jie ant arenos dangos pilstė, nepatikėsite, ogi Coca-Cola. Pripranti prie asfalto, net iš tikrųjų nežinau, kaip paaiškinti tą skirtumą, bet tarkim užvažiuojat tas pats ir su dviračiu ar ant žvyro, ar ant asfalto. Irgi sukipimas skiriasi. Kartais gaunasi improvizacija, jeigu tarkim atvažiuoji, kaip šiuo atveju, į slidesnį aikštelę, negu kad treniruojasi, tai driftą reikia mažinti, stopį ant priekinio važiavimo irgi reikia vengti. Nors Vilniuje jokių didesnių nelaimingų įvykių ir nebuvo, apart per treniruotę vienam prancūzui lūžusio motociklo rėmo, prieš mėnesį Kaune vykusių varžybų pasekmes kai kas jautė ir dabar. Praeitose varžybose susižeidžiau koją, man buvo kairės čiurnos įplyšimas sausgyslės. Tai šitose varžybose truputį pasitengiau, nors ne tiek daug treniravausi, bet susikaupiau ir manau, šiandien gerai pasirodžiau. Pats savo patinku, kaip suvažiavau. Pauliui tai nesutrukdė patekti į finalą. Vis dėlto dėl pergalės rimtai kovėsi tik vienas lietuvis – Arūnas Gibieža. Paskutinio važiavimo metu jis tiek varžovams, tiek publikai pademonstravo, ką gali šios sporto šakos čempionai. Ruošiau naujų triukų, daug treniravausi naujų dalykų, bet jų čia neparodžiau, nes danga nebuvo tinkama. Tiesiog dariau senus užtikrintus ir jie atvedė į pergalę. Važiavai paskutinis, matai, kaip važiuoja tavo varžovai, ar nekirbėjo galvoj mintis, kad ar aš galbūt geriau nepadarysiu, ar laimėsiu, ar nelaimėsiu? Ne, aš žinau, kad aš geriau galiu už juos tikrai, tai tiesiog, ne pirmas varžybos jau, tai žinai. Jaudulio nebuvo, ta prasme, kažkaip draugų daug visi palaikė, linksmai leidom laiką, nebuvo kada jaudintis. Prieš savaitę minint saugaus eismo dieną Susisiekimo ministerijoje daugiau nei 20 valstybinių ir visuomeninių institucijų atstovų pasirašė memorandumą dėl saugaus eismo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo mažinimo Lietuvos keliuose. Memorandume laisvanoriškai visuomeninės organizacijos, valstybės institucijos įsipareigoja propaguoti saugų eismą, skleisti gerąją patirtį, rodyti asmeninį pavyzdį savo narių tarpe. Mes tikimės labiausiai palankaus visuomeninės opinijos formavimo tikslų, kad vis dėlto nevažiuok išgėręs, laikykis saugaus eismo taisyklių, nevartok narkotikų, nešiok tamsiu paros metu atšvaistus. Tokie tikslai šiuo memorandumu ir yra keliami. Aš manau, pats memorandumas buvo ta didžiausia naujovė, kada mes ieškom būdų veikti tose srityse, kuriuose pagal tiesioginės funkcijas negalim veikti. Tai reiškia priartėti prie bendruomeninių organizacijų, priartėti prie tam tikrų specifinių organizacijų. Mes kaip kelininkai vykdysim tas pačias veiklas su dar didesniu dėmesiu, kaip ir vykdėm. Tai yra tiesim kelius, renginėsim inžinerinės saugaus eismo priemonės, vykdysim švietėjiškas akcijas ir ieškosim naujų būdų, kaip dar labiau priartėti prie žmonių, kaip
parodyti jiem, kaip eismo saugumas ir gyvybė bei sveikata yra svarbu. Taigi šiuo memorandumu valstybinės ir visuomeninės institucijos įsipareigojo visais būdais ir sklaidos priemonėmis propaguoti ir remti saugų eismą, gerinti vairavimo kultūrą keliuose, organizuoti ir dalyvauti renginiuose skirtuose saugaus eismo populiarinimui. Būtent toks renginys praėjusį sekmadienį įvyko Šeduvoje. Čia buvo suorganizuotas saugaus eismo festivalis, kur savo techniką pristatė tiek policijos, tiek greitosios medicininės pagalbos bei gelbėtojų atstovai. Šeduviškius ir miestelių svečius sveikino Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Skirmantas Krinskas, džiugino Lietuvos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Saugaus eismo teorijos, praktikos, švietimas, diegimas kiekvieno sąmonėje labai svarbus dalykas, nes viešinimas, prevencija ir inžinerinės priemonės 3 pagrindiniai dalykai, kas veikia žmogų, kad jisai tos avarijos nepadarytų. Tai labai džiaugiuosi, kad didelis kolektyvas organizatorių susibūrė ir ypač, kad tai vyksta Šeduvoje. Labai aktyvi bendruomenė ir Šeduvos, ir Skėmių, ir Pocinėlių, ir Baisiogalos, ir labai aktyviai dalyvauja bendruomenės saugaus eismo visokiuose projektuose. Todėl čia ir avaringumo situacija geresnė negu vidutiniškai Lietuvoje ir gerokai. Yra galimybė supažindinti ir pačius gyventojus, apšviesti iš tiesų, kad eismo saugumas nėra vien tų tarnybų reikalas, yra kiekvieno mūsų reikalas ir kad kiekvienas iš jų taip pat yra eismo dalyvis ir privalo laikytis eismo taisyklių, norėdamas, kad ir kitas eismo dalyvis jų laikytųsi. Tai yra, gerbkime vieni kitus ir bus viskas, man atrodo, gerai. Tai yra labai didelis vertinimas mūsų rajono bendruomenių, tiek Šeduvos, Baisogalos kaimynų, tiek Skėmių. Eilę metų jau buvo užimtos prizinės vietos, sakykime, tam saugaus eismo projekte Lietuvos mastu. Tikrai džiaugiamės, sakykime, seniūnijų indėlių į tai palaikymą, taigi labai šaunios bendruomenės nori dalyvauti, nori turėti saugesnę aplinką ir tą žinią skleidžia savo miestų, kaimelių, bendruomenių aplinkoje, tai labai džiugu. Renginio metu veikė saugos diržų bandymo standas, taip pat policijos ir gelbėtojų tarnybos surengė improvizuotą eismo įvykių likvidavimo inscenizaciją. Praėjusią savaitę Europos žurnalistams buvo pristatyta naujausias išskirtinis Subaru kūrinys VRX STI. Kūrėjai akcentavo ne tiek automobilio 300 arklio galio dinaminės charakteristikas, kiek filosofinę koncepciją viskas saugumui. Ši filosofija jungia ir pasyvų, ir aktyvų automobilio saugumą. Kurdami VRX STI, japonai ypač daug dėmesio skiria aktyviam saugumui. Tobulinant šias charakteristikas daug prisidėjo daugkartinis pasaulio ralio čempionas Tomis Mäkinenas. Šį automobilį jis ilgai testavo Vokietijos Nürburgringo trasoje kitose vietose. VRX STI aukštą saugumo lygmenį patvirtino ir daužymo testai. Kelių patrulis laidos Ne vienas kelyje rubrika. Vairuotojams keliuose ir gatvėse tenka susitikti su kelių patruliais, tačiau rubrikoje pasakosime, kaip turi atrodyti pareigūnas, kokie yra policijos darbo metodai, kada jį gali vairuotojų stabdyti, o kada ne ir panašiai. Šiandien kalbėsime apie nežymėtus policijos automobilius. Ar gali jie stabdyti tamsiu paros metu? Ar gali jie provokuoti vairuotoją važiuoti greičiau? Ne visada kelių policija stabdo su štai tokiais pažymėtais automobiliais, būna ir automobilių slaptų, neslaptų, ta prasme, neįsiskiriančių iš visumos. Taip, nes yra viešas, yra ir neviešas patruliavimo būdas, tai dažniausiai yra automobilis su skiriamais ženklais, tai yra viešas patruliavimo būdas, tačiau yra automobiliai, kurie visiškai nesiskiria nuo tų automobilių, kurie važinėja gatvėmis ir jūs net nesuprastė, kad tai yra tarnybinis automobilis, tiesiog jame sėdi uniformuoti pareigūnai. Nepaženklintas automobilis, ar gali stabdyti tamsiu metu?
ne, tamsių paros metu be skiriamųjų ženklų automobiliai stabdyti negali. Neforminiai arba nedažyti automobiliai, jie gali dirbti tik tai šviesių paros metu, nes kadangi pas juos nėra skiriamųjų ženklų, tačiau mūsų pareigūnai vis tiek vilki uniformą ir dažniausiai po tokių automobilių priekinėmis grotelėmis yra įmontuoti švyturėliai. Ir žinoma yra įmontuotas garsiakalbis, kurio pagalba pareigūnai tiesiog gali pasakyti, kad yra stabdoma tam tikra transporto priemonė. Kitu atveju vėlgi tai yra taikoma tokia praktika, kai automobilis susilygina, jeigu tai yra 2 eismo juostų vienam kryptimi kelias, susilygina ir pareigūnas daręs langą su stabdymo skrituliu parodo aiškiai išreikštų gestų, kad transporto priemonės vairuotojas sustotų. Kokiu greičiu gali vytis pažeidėją šį automobilį? Vytis tokiu greičiu, kad pasivyti pažeidėją. Ar gali provokuoti pareigūnas vairuotoją važiuoti greičiau? Žinoma, negali. Kaip visuomet laidos pabaigoje rubrika Gatvių reporteris. Joje matysite tai, ką mums atsiuntė žiūrovai. Pavasaris ne vienam vairuotojai smegenis užliejo adrenalinu. Tad nenustebkite kelyje sutikę štai tokius eismo dalyvius ir būkite pasirengę išvengti susidūrimo jiems manevruojant. Štai dar vienas pavasario paveiktas besmegenis, pavojingai lenkiantis prieš koloną. Tokios avarijos, kai susiduria prieš važiuojantys automobiliai, pačios skaudžiausios. Statistiškai jose žūva daugiausia vairuotojų ir keleivių. Dar vienas pavojingai lenkiantis koloną. Ir dar greituolis, lenkiantis perėjoje ir prieš atvažiuojantį automobilį. O čia tiesiog raketa. Praėjusį kartą gavome daug vaizdelių su BMW vairavimo įpročiais. Šiandien dominuos Audi markės atstovai. Gal mėnulio fazė kita? Šį Audi manevrą Andrėjus nufilmavo 2 kameromis. Na ir dar vienas įžūlus Audi vairuotojo manevras. Atkreipkite dėmesį, į kairę sukti galima tik iš kairės juostos, o šis vairuotojas elgiasi taip, kaip jam patogiau. O dabar štai bando lenkti perėjoje. Šio Audi vairuotojas trumpina kelią. Be posūkio signalo kerta ištisinę kelio žymėjimo liniją, važiuoja prieš eismą ir, rodos, sustoja prieš pat perėją. Štai taip važiuojam, kai labai norim, rašo autorius. Iš šios eismo juostos galima sukti į kairę. Kelio ženklų nepastebi arba to nežino šio Volkswagen vairuotojas, sukėlęs avarinę situaciją. Nuo tiems, kam pavasaris vis tik susuko smegenis, štai vaizdelis pamastymui. Būtumėte judėjęs 10 km/h greičiau, vargu ar išvengtumėte eismo įvykio. O gal manote, kad vaikai būtų persigalvoję? Galbūt, bet kaip liaudis sako, išimtys tik patvirtina taisyklę. Šis vaizdelis ne pavasario tema. Tokius vairininkus galima sutikti beveik visais metų laikais, net ir tokią žiemą kaip šiemet. Toks eismo dalyvis namo gali ir negrįžti. Be abejo, kiti neturi atsakyti už šio apsvaigusio eismo dalyvio veiksmus, tačiau rodos jis pats taip pat negali. Karolis nufilmavo, kaip dviratininkai nesilaiko kelių eismo taisyklių ir pavojingai kerta sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Primename, kad šiuo atveju jiems galiojo tos pačios kelių eismo taisyklės kaip ir automobilininkams, o taip pat ir baudos už tokį pažeidimą. Kartais pavasaris susuka galvą taip, kad nežinai kaip elgtis. Kaip kad šio automobilio vairuotojas. Ženkle puikiai matosi sužymėtos eismo juostos, tačiau automobilis sustoja per vidurį jų, sakytume, netgi labiau kairėje. Tačiau toli gražu jis nesiruošia sukti kairėn ir degant raudonam šviesoforo signalui važiuoja tiesiai.
Nežinia, ką šiuo atveju kaltinti – pavasarį, žioplumą ar piktybinį chuliganizmą. O dabar dega žalia, priekyje kliūčių nėra, bet ties šviesoforu kažkodėl vis tiek reikia sustoti. Praėjusioje laidoje rodėme pėsčiųjų nesisaugojimo pavyzdžius. Šioje vėl parodysime. Štai, nors pėsčiasis eina teisinga kelio pusė, veidu į automobilius, bet jis nieko nemato. Apsvaigęs ir visiškai nesisaugo automobilių. Gal jis supermenas? Supermenams keliuose priminsime, kad šiais metais iki balandžio mėnesio keliuose žuvo 29 pėstieji. Tai yra daugiau nei visų kitų eismo dalyvių kartu sudėjus. Dar vienas apsvaigęs pėsčiasis, visai nesiorientuojantis erdvėje. Baisu, kitaip nepasakysi. Na, o dabar keli epizodai, kuriuose nufilmuoti sunkiasvorio automobilių manevrai. Štai kaip išsuka iš magistralės lenkiškais numeriais pasidaminę sunkvežimis. Dar vienas vilkiko manevras. Pasislinkit, juk netelpu kelyje, ironizuoja autorius. Na, čia nesunkiasvoris, tačiau su priekaba ir elgiasi taip, lyg būtų viršesnis kelyje. Arba tiesiog žioplas ir nematantis kitų. O kas čia dabar? Vadinamų antraeilininkų paradas? Ne, šį vaizdelį Marius nufilmavo ne Lietuvos keliuose. Jo komentaras toks. Rodos prieš mane važiavusiai moteriai nusibodo gyventi. Be to ji nutarė pasiimti į kapą dar keli žmonės. Atėjus pavasariui, Kaunas ruošiasi karui, juokauja Vitalijus. O dabar žiūrovai kirskit lažybų, kuris iš jų laimės traukos lenktynes. Be abejo, pavasarį reikia prabankštinti variklius. Tikriausiai galvoja kariškiai. Tai taupo kurą valstybės. Šis vaizdelis ne apie vairavimo, o apie bendrąją kultūrą. Galvojau, nufilmuosiu simpatišką damą Kauno Akropolio stovėjimo aikštelėje, rašo Marijus. Bet pasirodė, kad ji nekultūringa dama. Plimt ir numetė vežimą. Pasiuskit. Priminame, kad geriausių vaizdelių autorių laukia bendrovės Altas prizai. Įdomiausios nufilmuotos situacijos autorius bus apdovanotas HP Full HD vaizdo registratoriumi. Antros vietos laimėtojas universalia laisvų rankų įrangos sistema, trečios vietos prizininkas gaus dovanų muzikinių garsiakalbių komplektą. Pabaigai priminsime, kad ne tik rudenį, bet ir pavasarį kelionę gali sugadinti į kelią išbėgę žvėrys ar gyvūnėliai. Nors ir labai gražūs, jie gali būti ir labai pavojingi. Miroslavas mums rašo. Vilniuje Žemaitės Naugarduko gatvių sankryžoje nufilmavau juokingą situaciją, kurią pavadinčiau taip. Štai kaip laiką, belaukiant žalio šviesoforo signalo, marinuoja vairuotojai ir keleiviai. Automobilyje po veidrodėliu kabojo lėlė. O jame sėdėjo 3 vyrai ir dviese priekyje, motovai iš neturėjimo ką veikti, pradėjo su ta lėlyte žaisti. Medžiaga nelabai kokybiška, bet įžiūrėti galima. Man tai iš pat ryto pakėlė nuotaiką. Tikiuosi ir jums. Na ir dar vienas linksmas vaizdelis. Pamenate tokį graikų mitologinį personažą Atlantą, laikantį dangaus skliautą? Štai jis. Netgi 2. Kai automobilis kroviniui per mažas, jį galima vežti ir tokiu būdu. Tikėkimės, šį Atlantą jėgos turi tiek pat kaip ir anas mitologinis, arba kaip Heraklis trumpam perėmęs Atlanto pareigas. Jei pūsteltų vėjas, šis lakštas kaip burė nuskrietų nežinia į kurią pusę. Ir tikriausiai nei Schwarzeneggeris, nei Stallone, nei kiti šių dienų superherojai nesugebėtų jo nulaikyti.